Sveiki, mėly žiūrovai, mėly klausytojai. Pradedame podcastų ciklą Luminor Horizon, kuris skirtas privačiosios bankininkystės klientams aktualiomis temomis. Ir šio podcasto ir ciklo tikslas – plėsti akiratį ir žinių horizontą. Šios dienos tema – investavimas į nekilnojamąjį turtą. Aš esu Vytis Kapočius, Newsec industrinio NT segmento vadovas Baltijos šalyse ir džiaugiuosi sveikindamas šiandien su jumis, bei galėdamas pristatyti pirmojo podcasto pašnekovus. Tai visų pirma, Kęstutis Asnauskas. Ačiū. Labas rytas. Labas rytas. Kęstutis yra East9 CEO, bei taip pat East Capital vienas iš įkūrėjų ir tikrai vienas rinkos grandų nekilnojamo turto tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse, galėčiau turbūt taip įvardinti. Bei taip pat Žygimantas Mauricas. Labas rytas. Labas rytas. Žygimantas Mauricas yra Luminor banko ekonomistas, kuris dažnai dalinasi tikrai įžvalgomis. Tikėkime tokių sulaukti ir šiandien. Tai gerbimi mano pašnekovai, kaip nusiteikia? Pozityviai? Pozityviai. Gerai, patikrinsim diskusijos metu. Iš tikrųjų, kalbamės lapkričio 7 dieną ir bent jau visos antraštės sutelktos į viduriniuosius rytus. Iš tikrųjų, beprecedenčio intensyvumo Izraelio ir Hamas kova Gazos ruože, jau beveik 2 metus besitęsianti intensyvi kova Ukrainos už savo laisvę, už savo teritorinį vientisumą, kova prieš Rusijos agresiją. Lygiai taip pat galėčiau įvardinti turbūt tam tikri geopolitinės svarstyklės tarp JAV ir Kinijos. Žinoma, planuojamas lapkričio mėnesį susitikimas tarp JAV prezidento Joe Bideno ir Kinijos vadovo Xi. Tai pradėti turbūt norėčiau nuo to, kad istoriškai tokie didieji geopolitiniai įvykiai visų pirma dažniausiai atsiliepdavo per naftos kainų šokus ir tuomet per infliaciją. Tai Žygimantai, gal pradėkime nuo tavęs. Ar šis makroekonominis mechanizmas, naftos kainos, infliacija šokai vis dar aktualus dabar Lietuvoje 23 metais? Labiau aktualus Jungtinėse Amerikos valstijose, nes naftos kainų kilimas labiau yra jaučiamas būtent tenais, nes yra mažesni degalų mokesčiai ir daugiau tų degalų santykinai yra suvartojama. Nepaisant to, kad Amerika yra gimtinė Teslos ir elektromobilių tenais yra parduodama vis daugiau, bet vis dar dominuoja būtent automobiliai iškastinių kurų varomi. Tačiau Europoje tas santykis jisai nebėra toksai tiesioginis, tai tam tikrą prasme yra teigiama žinia Europai, nes didžiąją dalį degalų sudaro nebe naftos dedamoji, bet mokesčių dedamoji, akcizai, PVM ir taip toliau. Įvairios kitos maržas, dar jeigu užsuki į degalinę ir nusipirki kažkokio tai kakavos puodelio ir panašiai. Tačiau Europa jaučia tokių neapibrėžtumų poveikį per elektros ir dujų kainas, nes turime laisvą rinką. Ir laisva rinka turi didelį labai pranašumą, kad jis sudėlioja paskatas teisinga linkme. Tai yra periodai, kurie būna aukštų kainų periodai, paskatina investicijas milžiniškas į energetiką, ypatingai šiuo metu į atsinaujinančią energetiką. Tokiu būdu rinka balansuos, taip pat į energijos saugojimo įrenginius. Ir mes pamatysime, jau matome dabar, jau Lietuva spalio mėnesį pasigamino 45% savo reikalingos elektros energijos. Iš atsinaujinančių išteklių vanduo, vėjas, saulė. Tačiau trumpoje laikotarpiu be abejo, tas neapibrėžtumas visas, jisai kelia kainas ir tos kainos kylančios jos kelia infliaciją bendrą. Ir kelia infliaciją ne tik kainų augimas, bet ir neapibrėžtumas didelis. Įsivaizduokite, tarkim, geras pavyzdys, mes kolegom dažnai kalbame, viešieji pirkimai. Įsivaizduokite, jūs ateinate su pasiūlymu, jūs nežinote, kokios bus kainos po pusmečio ir dalį produktų galima apsidrausti nuo kainų svyravimo, dalies ne. Arba tik dalinai galime apsidrausti. Atitinkamai, aišku, ką daro būtent dalyviai tokių pirkimų, jie tiesiog pakelia kainą labai stipriai, įtrauktami potencialų svyravimą kainų ateityje, neapibrėžtumą. Taip pat ir vyksta visiškai ir privačiame sektoriuje panašus dalykai. Ir tas visas neapibrėžtumas, jisai ilgesnį laiką išlaiko didesnį kainų lygį, kurį dėja jaučia visi gyventojai. Ir tas kainų lygis, jisai dažnai atveju nėra tiesiogiai lemtas kažkokio tai trūkumo naftos. Pavyzdžiui, dabar dėl karo Izraelyje naftos trūkumo nėra. Iš esmės ten pokyčių, tik tiesiog yra baimė atsiradus. Didelis baimės akis
iš karto didėja neprieštumas, tai iš karto kelia kainas daugelio produktų ir aišku, nukenčia galutinis vartotojas arba, tarkime, ir vystytojas gali būti. Tas pats nekilnojamo turto vystytojas, pažiūrėkit, kas vyksta su statybos kainomis. Jos sukilo didžia dalimi ne tiek dėl to, kad padidėjo kažkokiu tai medžiagų kainos, jos buvo taip šoktelėjusios trumpam, bet tiesiog jos pakilo dėl to, kad ir didžiulis neprieštumas ir tiesiog visi, kas tik galėjo, tas kainas pakėlė, iki, tarkim, kartais ir kosminių, sakykime, aukštumų, bet galėjo suprasti, nes tiesiog tai yra apsidraudimas nuo galimų neigiamų kažkokių tai kainų svyravimų ateityje. Tai mes dabar gyvename tokia situacija ir mes visi mokame to neapibrėžtumo didesnės rizikos kainą ir ta kaina, kurią mes mokame, jinai sumažės tada, kai to neapibrėžtumo bus mažiau. Deja, jo vis dar yra daug. Dėkui, Žygimantai, čia geras, sakyčiau, toks intro, platus. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbam turbūt apie energetikos išteklius ar ne, tai infliacijos yra viena iš dedamųjų ir, sakykime, eurozonoje dabar jau yra, kaip čia, dvigubi neigiami skaičiai ar ne, daugiau negu minus 10% energijos dedamoji, bet ir tarsi, infliacija, galim sakyti, galbūt jau suvaldyta ar ne, bet tokios dvi institucijos, Jungtinėse valstijose Fedas, Europos Sąjunga, Europos centrinis bankas yra tarsi tie dvi institucijos, kurios nori tas didelės baimės akis visiems mums šiek tiek, primerkti ar ne, kad mes taip nebijotumėm. Bet jeigu pasižiūrėtumėm, tai iš tikrųjų rekordinės bazinės palūkanos, ar ne, 22 metų laikotarpį aukščiausios. Tai va čia noriu turbūt į Kęstutį dabar jau kreiptis. Jūsų nuomonė, jūsų vertinimu, ar ne, tikrai valdo didelį portfelį nekilnojamo turto, natūralu veikia tiesiogiai aukštos bazinės palūkanų normos nekilnojamo turto vertės, tai ar tikrai jau pikas? Ar nereiks šito klausimo dar kitais metais kartoti? Mes tikimės, kad galbūt jau pasiekėm tam tikrą piką, bet ant kiek tas pikas sumažės, čia jau galbūt diskusijų klausimas, mes galbūt turim šiek tiek skirtingą nuomonę dėl to, bet nekilnojamo turto kainoms tikrai buvo labai didelis smūgis, nes palūkanų aukštis tikrai yra dabar precedentiškai aukštas ir faktiškai, jeigu žiūrėti į vakarų rinkos, kur jildai yra 3%, ten, sakykime, 4%, tai šiandien finansavimo kainos jau yra aukštesnės negu tas turtas generuoja. Tai faktiškai persifinansavus nekilnojamo turto savininkas turės labai didelį nuostolį. Ir kai kurie netgi turės nuostolių, kurių jie net nesugebės savo finansiškai išlaikyti. Tai va, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas turtas bus turbūt priverstas parduoti ir tai labai stipriai paveiks kainas. Mes matom labai aiškiai tą koreliaciją akcijų rinkoje ir kainos nekilnojamo turto įmonių labai stipriai nukritusios. Bet vėlgi, žiūrint į paskutinės 2 savaitės, kai buvo antras patvirtinimas, kad palūkanos nebekeliamos nei Amerikoje, nei Europoje, tai kaina šoktelėjo vos ne 15% per porą dienų. Tai tiesiog matosi, kad visi labai jaudinasi, kaip viskas toliau bus. Bet aišku, grįžtant prie to pačio neapibrėžtumo kainos, jeigu matosi jau atsiranda kažkoks tai horizontas aiškus, tai irgi atsiranda visai kita kainodara. Žygimantai, kaip jūs vertinat, ar išsilaikys, ar bus tolimesnis kėlimas, ar galbūt išsilaikys tokios aukštos, ar gal galime tikėtis jau kitų metų pradžioje ir bazinių palūkanų mažinimo? Aš esu neslėpsiu labiau pasisakantis už tai, kad visgi turėtume sulaukti galbūt ir spartesnio šiek tiek kritimo palūkanų, nes centriniai bankai, jie yra biurokratiniai mechanizmai ir jie didžiąją dalim sprendimus daro žiūrėdami galinio vaizdo veidrodėlį. Čia tas pats automobiliu važiuoja, žiūri, reiškia, praeitį, kokie duomenys buvo praeityje ir matome, kad jie dažniausiai vėluoja kelt palūkanas ir atitinkamai per ilgai jas užlaiko aukštas ir tada vėluoja jas sumažinti. Tai va čia turbūt esminis, dabar, pavyzdžiui, eurozonai, ką mes turime zoną, mes praktiškai beveik turime recesiją, vėl dar vieną recesiją, mes dar neturim, dar tik tais 3. ketvirčio turime duomenis, kurie yra neigiami, bet beveik nebejotina, kad 4. ketvirtį irgi bus neigiami duomenys, tai techniškai mes turėsime
recesiją ir turime infliaciją, kuri nukritus šiek tiek žemiau 3%. Tai kaip ir jau, centriniam bankui tikrai nėra kažkokios tai priežasties kelti daugiau palūkanas, bet esminis dalykas yra ne tiek ar kels ar nekels, tas kėlimo nebuvimas, jisai sumažina tą neprieštumą, dalį, matyti, dalyvių jau paskatins turbūt ateiti į rinką nekilnojamo turto, nes, bent jau nekils tos palūkanos, bet kitas dalykas yra pavojingas gal labiau, kad poveikis palūkanų normų kėlimo jisai pasireiškia per maždaug metus pusantrų. Tai yra milžiniškas laiko tarpas ir praktiškai mes dabar tik pradedame jausti tą kėlimo pirmąjį piką, kuris buvo praktiškai prieš metus. Ir klausimas esminis, kiek tos palūkanos mes užlipom į kalną, kiek jos išlaikys ilgai. Tai plynaukšte ir tik tada pradėsime leistis. Tada, kaip anglai sako, it will get worse before it will get better, reiškia, bus blogiau prieš kažkokią tai šviesiai tunelio gale pasirodant ir matyti, kad dalis įmonių ir nesulauks to šviesos tunelio gale. Jeigu tos palūkanos leisis greičiau, tai mes galbūt ir prašoksime, ypatingai Lietuvoje, kur ta rinka inertiškesnė yra, ten tų sandorių mažiau, šiek tiek kišenės pilnesnės, tai gali būti, kad mes tiesiog sulauksime to kritimo, bet niekas nėra garantuotas, ką centriniai bankai sugalvos, net ir esant infliacijos, tarkim, sumažėjimui, gali būti, kad tos palūkanos bus laikomas ilgiau ir tada tas poveikis bus didesnis. Ir aišku, dar gali būti ir tų neigiamų šokų kažkokių. Tai žiūrėkit, jeigu konfliktas išplis, tarkime, artimuosiuose rytuose, tai ta naftos kaina, matome, Pasaulio bankas sakė, kad gali $150 už barelį pakilti, mačiau, $200 prognozės, tai tada gali būti visko. Bet čia toks labiau, sakyčiau, kraštutinis scenarius. Bet visgi esmė yra ta, kad net jeigu ir mes matysime tą šviesų tunelio galą, žinot, kaip ten šalčiausia yra prieš aušrą, ne? Jau matai, saulė kyla, jau šviesėja, bet dar vis labai šalta ir tos šilumos gali nesulaukti. Bet apie tas pilnas kišenes užsiminė Žygimantai, tai čia Kęstuti to geruoju scenarijum, jeigu būtų stabilizacija arba netgi palūkanų mažinimas, tai ką, pultumėt pirkti? Ar yra parduodančių? Tai mes faktiškai labai daug dirbam žiūrėdami naujus projektus šiuo metu. Kol kas dar nesurandam to kainų susitarimo, bet artėjama jaučiasi. Bet faktiškai tokio pipeline projektų mes neturėjom niekuomet, kiek turim šiandien. Atsiranda galimybė pasirinkti, ar ne, turbūt? Jo, pasirinkimas labai didelis ir tiek regioninis, tiek netgi ir čia, kur buvo labai sunku kažką įsigyti. Tai jeigu teisingai girdžiu, ką jūs sako, tai net ir dabartiniam kontekste, ar ne, kuomet palūkanos yra rekordiškai aukštos, investicijos į nekilnojamo turto segmentą vis dar išlieka patrauklios, jūsų akimis žiūrint. Teisingai įvertinus taip. Aš manau, kad ilgalaikių nekilnojamos turto investicijos yra labai patrauklios. Mums labai svarbiausia galbūt peržengti tuos didžiuosius šokus. Palūkanų pakėlimus, infliacinius šokus, visą kitą, bet tai yra turtas, kuris visuomet išlaiko savo vertę infliaciniai atmosferai. Tai pinigų vertė visuomet mažėja ir tas turtas galbūt išsireiškia aukštesniem turto kainom, tiesiog monetarinė prasme. Iš tikrųjų, aš tai norėčiau gal šiek tiek įlysti į gilį šitoje vietoje ir pasižiūrėjau jūsų Eastnine 9 mėnesių viešus rezultatus, kadangi esate listinguojama bendrovė, tai iš tikrųjų įspūdingas rezultatų augimas, reiškia palyginamaisiais skaičiais netgi 11% metinis augimas, o realiaisiais turbūt net plus 25, čia turbūt dėl to, kad portfelis buvo išplėstas, ar ne? Tai, kiek suprantu, jūsų tiek užimtumo rodiklė, ar ne, reiktų turbūt mūsų klausytojams priminti, ar ne, Eastnine didžioji dalis turbūt yra biurų pastatai portfelyje, bet lygiai taip pat tiek vidutinės nuomos kainos augimas, tiek ir kaip ir minėjau, reiškia, portfelio paties augimas, ar ne, visi trys faktoriai sudaro. Visi trys faktoriai, kaip nebūtų keista, eina teisinga linkme, galbūt vakancijų galima buvo tikėtis šiek tiek aukštesnių, negu jos yra šiuo metu ir mes matom, kad gan pozityvę tendenciją ateityje, bet čia galbūt labiau sąlygoja kiti faktoriai, nes mes matom visai kitą trendą A klasės biurų kontra B klasės biurų vystymėsi ir matom, kad daugelis įmonių galbūt susimažina savo plotą ir darbo erdves, bet tuo pačiu metu jie pasiruošia įdėti žymiai daugiau investicijų, nori
pakviesti savo darbuotojus į geresnės patalpas. Tai yra tampa tokių konkurencinių privalumų turėti patrauklų pastatą, ofisą patraukliam pastate. Ir dėl to mes matom galbūt labai tokį aišku trendą tą flight to quality, kuris jau yra daugelį metų jisai vystėsi, bet po COVID jisai tapo žymiai aiškesniu. Ir tas trendas yra visur, jis yra visose europinėse šalyse, praktiškai visoje Skandinavijoje matom, kad centrinės lokacijos su geriausiais ofisais, jos iki šiol nuomojamos aukščiausiom kainom, rekordiniam kainom, o B klasė ir šiek tiek toliau nutolę pastatai netokiuose patraukliuose vietose, jiems yra labai sunku. Tai iš tikrųjų turbūt tokia takoskira atsiranda, ar ne, nes rinkos bendri rodikliai tai yra, tiek, kad vakancija išaugusi, ar ne, biurų segmente pagrindiniuose miestuose, tuo tarpu jūsų tarsi... Ne, vakancijos yra labai didelės, netgi jeigu žiūrėti regioninius miestus Lenkijoje, jos yra nepaprastai didelės. Bet vėlgi, mikrolokacijose mes randam pastatus, kurie yra užimti ir į kurias yra eilės, nors vakancija yra labai didelė. Tai tiesiog yra labai toksai skirtumas, labai aiškus, tas takoskyra, jinai jau labai išsiskyrė keliai faktiškai, ne pačioj pradžioj. Taip pat pažiūrėsiu, kaip bus toliau, nežinau. Žygimantai, kaip iš banko perspektyvos žiūrint, ar labai diferencijuojat, sakykime, tarp turtų kokybės prasme, ar ne? Ar čia tik tai sėkminga įsnant strategija? Ne, tai bendra tendencija, nes kai pigių pinigų banga užlieja visus, tai pakelia visus. Tai ir gerus, ir prastesnius projektus. Bet kai ta banga slūgsta, tai ten ir toks posakis, gal nelabai čia korektiškai būtų sakyti, bet net tiesiog matosi, kas su kuo maudėsi, kaip apsirengėsi, ne? Tai atitinkamai tie grūdai nuo pelų atsiskiria ir atitinkamai ypatingai taip pat ir nuo finansavimo struktūros labai priklauso, kas didesnė turėjo finansinį svertą, tai tam tikrų iššūkių kyla. Taip pat, aišku, priklauso nuo lokacijos, nuo energetinės klasės, nuo daugelio kitų parametrų, taip pat nuo įmonės patikimo ir panašiai. Tiesiog tas atsiskirimas vyksta ir be abejo tie, sakykime, projektai, kurie atitinka didžiąją dalį tų kriterijų, taip pat ir iš tarkim, finansavimo perspektyvos žiūrint, jie be abejo yra patrauklesni. Tai kartais galbūt tos eilės susiformuoja ne tik iš klientų, bet ir iš kitų, sakykim, sinusuotų grupių, jeigu taip galim pasakyti, bet kiti projektai tiesiog jie, arba kiti vystytojai tų, sakykime, eilių visiškai neturi ir tenais, aišku, yra tam tikrų iššūkių. Tai tas atsiskirimas, sakyčiau, bendrai prasme, jisai vyksta ir jį paskatina konkrečiai pinigų, tas sakykime, bangos atsitraukimas ir, aišku, palūkanų normų kėlimas. Supratau, tai iš tikrųjų, turbūt vienoje vertikaliai matom kokybę didėjantį takoskyrą tarp A ir B, bet pakalbėkim galbūt ir geografinių požiūrį. Kęstutis jau šiek tiek užsiminė, ar ne, Lenkijos situacija, šiek tiek paminėjai turbūt Skandinaviją, tai pamanyčiau gal susijęti, ar ne, Švedija, ar ne, tarsi buvo labai nekilnojamo turto segmentas, kaip čia, užskolintas ir tarsi didesnis. Užskolintas Švedijos segmentas labai sparčiai augo, ypač Stokholmas kaip miestas augo daugelį metų su labai sparčiai augančiom nuomų kainom. Ir faktiškai šiuo metu iš Skandinavijos miestų tai yra pats brangiausias miestas nuomotis patalpas. Ir aišku, ta kombinacija labai sparčiai augančių nuomos kainų ir labai pigių pinigų padarė tą rinką. Jinai buvo turbūt viena iš didžiausias grąžas generuojančių investicijų per paskutinius kokius 10 metų iki palūkanų pakilimo. Bet aišku, kadangi didžioji dalis nekilnojamo turto įmonių yra finansuojamos per obligacijas, tai šiuo metu ta situacija labai tokia pasidarė liūdna. Įtempta, tai turbūt. Įtempta ir liūdna ir aišku, žiūrint į palūkanų normas, jeigu ten didžiųjų įmonių finansavimo kaštai buvo žemesni negu 2% bendrai, tai dabar finansavimo kaštai yra virš 5. O jeigu jildai yra ten 3,5, tai
Patys galim paskaičiuoti. Žemiau vaterlinijos, ar ne? Jo, ir tai yra labai tokia su paskola yra tas sverto efektas labai didelis, nes kai yildai krenta, tu tikiesi, kad nuomos kainos augs faktiškai. Ir su pigiu finansavimu tai atrodo, kad tu gali labai gerai užsidirbti, bet jeigu tos kreivės pradeda krypti kitą pusę, augantis yildai, krentančios nuomos kainos, desnės vakancijos, tai labai greitai tas paveikslėlis apsiverčia, žinai, jeigu tu buvo ten 30% leverage'is, jis gali būti tapti 70% leverage'u labai greit. Tai čia iš tikrųjų tie regioniniai skirtumai tokie gana ženklus, ar ne? Tai man tiesiog kyla klausimas natūraliai tada, kiek tavo paties manimų Lietuva toks, nežinau, kiek yra tvarus Lietuvos buvimas Dievo užančių, ar ne? Nes mes tarsi ir neužskolinti, ne per daug likvidus, bet tarsi ir išvengiam tų didžiųjų vėjų, ar ne, kurie ten siaučia dabar, sakykime. Reikia tikėtis, anksčiau mes visuomet žiūrėdom į Pabaltijo rinką kaip derivatą arba išvestinę, kaip sakykime, Skandinavijos šalių. Jeigu pozityviai vystosi Skandinavijos šalis, tai Baltijos šalis auga dvigubai, trigubai greičiau ir viskas pozityvų. Jeigu ten sustojam, tai ir Pabaltijos šalis žymiai stipriau kenčia. Ir galbūt vėl įvyksta, šių kartą įvyks atsiskyrimas tų santykių, nes aš manau, kad Pabaltijos šalis atrodo labai stipriai šiuo metu. Tiek bankai gerai kapitalizuoti, tiek jie faktiškai finansuojami visi vietiniais depozitais, kas yra labai skirtinga nuo praeitos krizės. Ir nėra čia tokio didelio leverage'o iš viso ekonomikoje. Tai man atrodo, kad čia turėtų būti labai žymiai ramiau. Bet iš tikrųjų ryškų skirtumai turbūt ne tik nekilnojamo turto rinkoje geografiškai, bet ir bendrai makroekonominė prasme, ar ne? Aš taip pamandžiau pasižiūrėti paskutiniosius duomenis, tai, sakykime, čia grįžtam turbūt, Žygimantai, prie tavo tokios temos, ar ne? Ekonomikos augimas, recesija, o gal tiesiog stagnacija. Tai kaip tu matytum, nes aš tarsi žiūriu statistiką, Baltijos šalis, Lietuva apie 0 svyruoja, ar ne? Estijoje yra kritimas kaip ir Suomijoje. Tai va šiaurės šalyse, turbūt ką kalbėjom, Švedija irgi minus 1,2% metinis vidutinis BVP augimas, Vokietija tarsi susvyravusi ir net ten šiek tiek žemiau 0, tuo tarpu už Atlanto JAV ekonomika auga, rytuose Kinijos ekonomika, nepaisant to, kad ten sektorius ten irgi krečiamas tikrai turbūt irgi be precedenčių sukrėtimų, ekonomika bendrai taip pat auga. Tai kaip tu matytum, kur link judėsim toliau makroekonominė prasme? Ir ką tai reiškia mūsų regionui? Mes Lietuva tokia Baltijos šalių Amerika, praktiškai gaunas šiuo atveju beveik, ne visai, bet tam yra priežasčių, vad Kęstutis paminėjo labai svarbu akcentą, tai yra, kad mes nukirpom praktiškai bambagyslę nuo priklausomybės finansavimo iš Skandinavijos šalių, nes turime daugiau indėlių, negu kad išdavė paskolų bendrai bankų sistemoje. Be to taip pat yra labai stipriai paaugęs yra grynasis finansinis turtas, apskritai namų ūkių dvigubai išaugęs yra per praktiškai 20 pradžios, praktiškai dvigubas yra augimas. Tai tikrai tų pinigų yra vietinių daug, mes nesame priklausomi nuo išorės finansavimo, tas finansavimas yra vietinis, yra pigus, nes didžioji dauguma gyventojų tiesiog galbūt dėl įvairių priežasčių tiesiog net nesivargina indėlių padėti banke, tai tiesiog laikoma sąskaitose didžioji dauguma pinigų, apie 75% vis dar, 25% indėliuose, tai realiai bankai tikrai tų pinigų turi ir todėl mes nematome tų tendencijų, kurias matėme 2008 metais. Ir ypatingai Lietuvoje, dar paminėčiau vieną tokį įdomų aspektą, tarkime, būsto sandorių visoje struktūroje, čia tiesiog mažmeninėje, rekordiškai didelę dalį dabar sudaro investiciniai sandoriai. Tai yra pirkimas 2, 3, 4, 5 būsto, tai yra būsto nuomai ir taip pat labai didelę dalį, vėl didėjančią dalį sudaro sandoriai, kurie yra be netgi bankų finansavimo. Tai va tą rodo tokį, sakykime, mūsų atsparumą, nes mes priešingai Skandinavijos šalis nesame daug įsiskolinę, kaip visa
valstybė ir dėl to, ir taip pat turime sukaupę daug tų perteklinių pinigų. O kaip tik Europos centrinis bankas išleido tyrimą, publikavo praeitą savaitę, būtent, kuris tyrė, kiek tų perteklinių pinigų yra, tai ten, aišku, viena tendencija, kad didžioji dauguma 50% visų pinigų yra sukaupta turtingiausių gyventojų. Tai va tie yra būtent aktyvūs taip pat ir Lietuvoje, perka ir komercinės paskirties nekilnojamą turtą, investuoja obligacijas ir taip toliau. Tai tą tokia gyvybė suteikia, o Lietuvoje perteklinės santaupos vis dar yra labai aukštame lygyje, nepaisant to, kad mes turėjome labai didžiulį infliacijos šuolį. Tai Lietuva ir dar jinai išsiskiria Baltijos šalių kontekste. Lietuva yra, sakyčiau, tikrai dabar numeris 1. Latvija tokia mėganti gražuolė, vadinam, jie tokie nei labai krenta, nei labai kyla, ar laukia savo princo įsvajoto. Ten lietuviai bando bučiuoti ją, kažkaip vis investuoja, bet jinai taip ir neatsigauna. Nu, Estija turi tam tikrų iššūkių, dabar jie labiau su Skandinavija ir dėl to jie tą ciklą turi ekonominį žemesnį. Mhm. Bet kalbant, šiek tiek palėtėjai, Žygimantai, mažmeninė rinka, ar ne? Kaip tu vertintum komercinio nekilnojamo turto prasme, ar ne, nes ką mes matom, bent jau iš Newsec pusės, ar ne, tai iš tikrųjų sandorių apimtis yra irgi rekordiškai žemos. Taip, sandoriai vyksta, bet, na, palyginus, sakykime, ten su 5 metų vidurkiu, turbūt yra žemesnėme lygyje. Tai ar čia yra tik tai, nežinau, bazinių palūkanų ten ir yieldų, va, tos spredo efektas, tos skirtumo efektas, ar čia yra kažkokios labiau giluminės priežastys ir jeigu, sakykime, ar galim tikėtis greitos įgavimo, ar čia jau reikės būti labai kantriem ir laukti, nežinau, Kęstuti, kaip vertintum? Aš manau, kad kai tik stabilizuosis palūkanų normos, kai bus matoma, galbūt tai jau ir įvyko šiuo metu, aš manau, kad tas nekilnojamo turto sandorių aktyvumas, jisai išaugs labai stipriai. Ir tiesiog, kad yra labai sunku suprasti kainodarą tiek pardavėjų, tiek pirkėjų, nes pirkdamas tu nežinai, kiek tau kainuos tavo finansavimas, tai yra labai sunku, tada vėlgi užsidedam visai kitą kertį ir prašom žemesnės kainos, kad kompensuotų už tas rizikas, o pardavėjas irgi nežino, jis tikisi, kad galbūt situacija bus geresnė, po kiek tai tau aušra kyla, sakoma, saulė kyla ir dar šalta, bet ir va, to balanso labai sunku surasti, bet kai stabilizuosis palūkanų normos, aš manau, mes matysim žymiai didesnį aktyvumą rinkoje ir galbūt ne tokį didelį, koks jisai buvo, kai pinigai buvo labai pigus, bet aktyvumų bus žymiai daugiau. Ir čia bus bendrai visose šakose, aš manau, ne vien tik nekilnojamo turto, bet kur yra leverage, kur yra naudojamas leverage'as pirkimuose, tai visose sandoriuose mes matysim žymiai didesnį aktyvumą. Bet kol dar to aktyvumo nėra, galbūt vertėtų pasvarstyti apie strategiją, reiškia, šiek tiek oportunistiškai pasižiūrėti, ar ne, į komercinį nekilnojamą turtą pradėversifikuoti. Nežinau, galbūt čia girdim norinčių Ispanijos nekilnojamą turtą investuoti, galbūt Bulgarijos, ar ne, va, Žygimantas tą pačią Latviją mėgančią gražuolę pavadino. Gal neverta visko fokusuotis Lietuvoje, ar kaip tik priešingai neverta šokti dilgėlės? Žinot, nekilnojamas turtas yra vis tik labai vietinis biznis. Reikia tikrai gerai suprasti tas mikrolokacijas ateityje, tai kad nors ir žolė visuomet žalesnė kažkur kitur, nepadarius pakankamai rimtos analizės, aš nedrįščiau kažkur tai šokti į kitas rinkas, bet tiesiog geriausi turbūt investuotojai yra tie, kurie gyvena tuose miestuose, nes jie supranta, kaip jie vystosi, jie supranta visą tekmę, judėjimus žmonių ir panašiai, tai tenais galbūt yra, jie turi didesnį pranašumą. Aišku, didieji pinigai yra labai globalūs, yra lokuojami globaliai, bet aš tai vis tik toks esu galbūt nuobodesnis investuotojas. Nežinau, Žygimantai, kaip jūs iš savo galbūt klientų rato, ar jaučiat tokį norą, ar jau išaugom tos lietuviškus batus, ar ne? Noras galbūt lietuviai aktyviai investuoja Latvijoje, tai gal verta pasižiūrėti plačiau? Šiaip vienas iš stebėtinų dalykų ir pozityvių ir galbūt netaip
nušviestų žiniasklaidoje buvo tai, kad kai prasidėjo Rusijos karinė invazija Ukrainoje, tai mūsų baimės trūko realiai kokias turbūt savaitės, netgi kelias, net ne mėnesius. Tai buvo tam tikras judėjimas pinigų į užsienio šalis ir buvo susidomėjimas didesnis ir nekilnojamo turto ir visais kitais dalykais, sąskaitų atidarimais ir panašiai. Bet dabar, ką mes matome, kad vietiniai investuotojai yra labai aktyvus vietos rinkoje, vat kaip aš minėjau, jie jaučia, kad jie turi tam tikrą konkurencinį pranašumą, jie turi pinigų, didžioji dauguma jų, ir jie nevengia investuoti. Ir tai yra, manyčiau, viena iš didžiųjų stiprybių Lietuvos, nes užsienio investuotojų akimis mes esame tokie, sakykime, vis dar rizikingesni, ypatingai dėl geopolitinės situacijos. Taip pat maža kaip rinka, nesame Lenkija, čia tokia, sakykime, smulki žuvelė plaukianti. Tai man tik lieka pasidžiaugti, kad tikrai mes neįsigandome ir mes toliau investuojame. Be abejo, ta diversifikacija visą laiką yra kažkiek tai prasminga daryti, ypatingai kalbant apie investicijas į akcijas, obligacijas, bet vėlgi nekilnojamas turtas yra tam tikri niuansai. Tai reikia žinoti ir tų rizikų, kai pradedi kapstyti, jų labai daug atsiranda iš tikrųjų, nes yra ir teisiniai dalykai, ir mokestiniai dalykai, ir visokie kitokie, ten tarkime, Ispanija, kokie prisiperka žmonės, po to išaiškėja, kad tenais yra įstatymai, kurie leidžia tiesiog bet kam užimti tavo būstą, jeigu jisai nenaudojamas ir gyventi jame. Po to iškrapštyk tos žmonės tenais metus užtrunka teisinį procesą. Tai va tokių yra niuansų ir aišku kažkiek tai pristato tas investicijas. Bet vat, ką aš matau iš būtent pastarųjų netgi metų, jau galim sakyti, tendencijos, tai tikrai tas vietinis kapitalas labai aktyvus yra. Tai iš tikrųjų turbūt tokios gal dvi žinutės, ar ne, aš pasiimu, kad nėra gražos be rizikos, ar ne, bet riziką reikia prisimti pamatuotą. Gerai, iš tikrųjų gal pabandykim kažkiek apibendrinti tą mūsų diskusiją ir pasižiūrėti dar 24 metus, tai tokį mūsų klausytojams, ar ne, ir žiūrovams, po kokį nors vieną tokį tikrai gerą patarimą, kur dar knygose nebuvo parašyta. Kęstuti, ką patartum, kalbant apie komercinį nekilnojamą turtą ir... Skubėti lėtai. Aš manau, kad bus tiesiog labai įdomu pamatyti, kas vyks su palūkanų normom, ant kiek kokie bus finansavimo kaštai. Aš nesu ant tiek optimistiškas, kad pinigų kaina sumažės labai stipriai, nes jeigu centriniai bankai norės suvaldyti infliaciją vien dabar palūkanų normom, jie kažkokį tai efektą pasiekė, bet kad ilgalaikį tai išlaikyti jiems reikės sumažinti pinigų kiekį, o pinigų kiekio mažinimas tai reiškia vis tik brangesnį kapitalą. Aš manau, kad mums visiems reikia suprasti, kaip tai bus, koks atsiras balansas. Ir kai jisai atsiras, tada galbūt mes matysim žymiai daugiau aktyvumo ir naujų investicijų, sandorių, panašiai. Žygimantai, koks būtų jūsų patarimas? Na, iš investuotojų pusės asmeniškai tai dvi emocijos lemia investicijas. Tai yra baimė viena pusė, o kita yra grąžos pelno troškimas. Sakykim taip. Tai kadangi niekas nežino, kaip bus tiksliai ateityje, neturi nieks krištolinio rutulio, tai mano tokia asmeninė strategija yra minimizuoti savigraužą. Pasižiūrėti, pamatyti, įsivaizduoti, kaip jūs jaustumėtės, tarkime, po metų, tarkime, ar po 2 metų, jeigu, tarkim, palūkanos būtų labai smarkiai sumažintos ir jūs neinvestavote, ir jeigu palūkanos vis dar būtų išlikę labai aukštame lygyje, netgi praktiškai kitų metų pabaigos, ir jūs būtumėte investavę. Ir tada kiek investavę. Tai aiškiai, ta kalibracija su savimi visų pirma reikia daryti, tai yra tam, kad minimizuoti savigraužą, kad nesigriaužti, kad kodėl aš neinvestavau, jeigu situacija bus geresnė ir kodėl aš tiek daug investavau arba per daug investavau, jeigu situacija bus blogesnė. Tai va tą balansą visi mes, aišku, ieškome asmeniškai, bet kuriuo atveju kažkiek tai investuoti visgi istorija rodo reikia, nes turėjom ir klientų patirčių, kurie tikrai 20 metais pradėjus COVID pandemijai praktiškai ten visus savo aktyvus pardavė, o matėme, kas po to nutiko. Tai va čia ta savigrauža didžiulė jiems yra, tai niekada nereikia tų staigių judesių daryti, va kaip Kęstutis, ne, labai teisingai, nereikia staigių judesių daryti, švelniai eiti, švelniai išeiti ir būtent galvoti taip, kad vėliau negriaužt savęs, tai yra nei per daug, nei per didelį kasti, nei
nepastenkinto, kaip lietuviai sako, turi posakį, geriau žvirblis rankoje negu briedis miške. Nu, gal žvirbliukas visgi per mažai, gal kažko daugiau norėtųsi. Ir bet koks nekilnojamas turtas, jis tai yra labai ilgalaikė investicija. Tai 24 metų investicijai reikia galvoti, kad jinai bus iki 34 arba 44 arba 54. Ir aišku, per tą periodą vis tik vertėtų turėti nekilnojamo turto, negu jo neturėti. Gerai, ačiū mūsų pašnekovams, iš tikrųjų įdomi diskusija gavosi. Ir turbūt keletą tokių akcentų, ar ne bent jau ką aš pasiimu iš ką jūs, kolegos, paminėjote, tai yra, pirmiausia, turbūt akcentavom kokybę ir takoskyrą tarp produktų ar ne investavimo projektų, tarsi ryškėja takoskyrą tarp A ir žemesnės klasės. Ką iš jūsų taip pat išgirdau, kad be abejo makroekonominė įtaka ar ne lemia tai, kad turbūt kliausimės Lietuvoje ir Baltijos šalyse daugiausia visgi vietos kapitalu. Nepaisant to, ar ne, kaip Žygimantas gražiai apibendrino, reikia turbūt žvirblių nesitenkinti, bet eiti ir to briedžio į mišką paieškoti, bet beinant į tą mišką turbūt nebėgti stringalviais į žalesnį lauką ar žalesnę pievą, nes gali būti, kad žaliuoja tenai ne žolė, o dilgėlės. Ar ne, tai vertinant turbūt visas kompleksinės rizikas, ar ne, investuojant į nekilnojamą turtą, jų yra pakankamai nemažai, ne tik tai rinkos rizika, bet kaip čia palėtėm turbūt ir teisinės rizikos. Ir, nepaisant to, manau, kad ir kokia ekonominė situacija bebūtų, investuoti reikia, tai norėtųsi palinkėti ir mūsų žiūrovam ir klausytojams tą daryti išmintingai, bei tuo pačiu padėkoti mūsų pašnekovams už pasidalintas mintis ir išvalgas. Tai ačiū Jums, Kęstuti, ačiū Žygimantai. Ačiū. Ačiū. Dėkui ir iki malonos.